Kaip išsirinkti savo šventės vietą. Tai visai nesenai Facebook'e pastebėjau įdomų įrašą, kuriame nuotaka sakėsi, kad dvejoja dėl savo pasirinktos vietos, nors jau rezervuota viskas, tačiau pamatė kažkokių geresnių variantų ir ar nereikėtų prarasti avanso ir perkelti savo šventę kitur. Tai pasidalinsiu su jumis keliomis savo įžvalgomis, ką man teko pastebėti per jau daugiau nei 10 metų darbo vedėjumi. Ir pirmas įdomus dalykas ir pastebėjimas yra tas, kad atvykus antrą ir trečią kartą į tą pačią šventės vietą imu pastebėti dalykus, kurie ima kartotis. Pavyzdžiui, jeigu toje vietoje yra labai graži aplinka, daug įvairių kampelių, kur kiekvienas svečias gali savo rasti jaukią vietą ir leisti laiką per pertraukas, būreliais būriuotis vieni vienur, kiti kitur. Tai toje vietoje, ką pastebėjau, kad kai prasideda diskoteka, šokiai, kai visus užvedam, pagroja viena, antra, trečia daina ir tada labai greitai ta visa energija išsikvėpia ir visi išeina į lauką. Ir antroji ir trečioji šventėje kartojosi tie patys dalykai. Ir tada ėmiau suprasti, kad toj vietoje viduje yra daug niūriau negu lauke ir žmonės tiesiog daug mieliau leidžia laiką būdami lauke. Tai ką reikia suprasti, kad turbūt, kad kas labiausiai lems jūsų šventės nuotaiką, tai visų pirma yra vedėjo komanda, jeigu jūs į savo šventėje turėsite. Tada, žinoma, tai yra jūsų svečiai, jūsų kompanija, kokie jūs esat ir kiek jūs ten nusiteikę esat pašvęsti. Ir tuomet trečias svarbiausias dalykas tai yra šventės vieta, nes tos sienos, ta aplinka tai kuria jaukumą, kuria nuotaiką ir kuria visą vakaro eigą, kaip ten viskas dėliosis. Todėl ką iš čia reikėtų suprasti, kad kurdami savo šventę jūs turėsite susirasti labai daug tiekėjų įvairiausių, bet šventės vietą jūs turėtumėte skirti tikrai daug dėmesio ir susirasti ją pačiausią, kokią tik įmanoma, kažkur jūsų tinkamam regione, išklausinėti visas, išsižiūrinėti ir išsirinkti tikrai patį geriausią variantą. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį renkantis vietą, tai žinoma, kaip viskas atrodo, nes kai kuriuose vietose jūs galite sutaupyti ant dekoro, nes jos pačios iš savęs yra kupinos įvairiausių gražių elementų ir belieka jums papuošti tik stalus. Žinoma, būtų gerai, jeigu pabendrautumėt su kažkokiais jaunavedžiais, kurie tenai jau šventę, kurie papasakotų jums, nes yra daugybė istorijų, kaip atsiranda visokie šakučių ir peilių mokesčiai ir tenka susimokėti daugybę pinigų, apie ką nebuvo įspėta iš anksto. Tada pats išsidėstymas visos salės, tai idealiausia, kad pačiame gale būtų stalai, tada per vidurį salės vieta šokiams ir kitame gale didžėjaus pultas. Tai labai dažnas trūkumas gaunasi tai, kad neužtenka vietos šokiams, nors švenčių vietose šeimininkai jums sakys, kad čia telpa visas miestelis tilpo, praeitą savaitgalį tilpsit ir jūs, bet čia jų darbas toks yra įtikinti jūs, kad ta vieta jums tinka, bet nebūtinai tenai jausitės super patogiai. O vietos turėtų būti, aišku, dar šiek tiek priklauso nuo vedėjo, kaip jisai planuoja savo vakarą, galbūt jis kvies tik kelis savanorius, tada sakys, dabar laikas šokiam, kas norit galit šokti, tada eis ten šokti tik dalis jūsų ir tos vietos šokiams galbūt užteks daug mažiau. Tačiau kitu atveju, pavyzdžiui, mes kaip vedam vakarą, tai kviečiam ateiti visus ir tada mums reikia tiek vietos, kad jūs visi galėtumėte sustoti į ratą. Vadinasi, stalams turėtų būti skirta maždaug pusė arba 2/3 salės erdvės ir tada pusė arba 1/3 erdvės šokiams. Tai tada kitas dalykas atkreipti dėmesį į kondicionavimo sistemą, ypač jeigu švęsite Liepą, rugpjūtį, nes jeigu bus karšta diena, tai viduj kažką veikti gali darytis labai sudėtingai ir jeigu tai yra tiesiog vienas paprastas toks naminis kondicionierius, tai nelabai ten kažką keis, turėtų būti bent jau keli tokie kondicionieriai arba tai kažkoks pramoninis rimtas, kuris atvesintų.
Tada kitas dalykas, žinoma, garso apribojimai. Vienur jie yra tokie, sakykime, suprantami ir po vidurnakčio tiesiog prieina šeimininkas, paprašo, primažinkit žemus dažnius, mes tada juos primažinam, tada kai mums jų labai reikia, mes juos vėl atsukam, tada šeimininkas vėl ateina, sako, gal galit vėl primažinti, mes primažinam ir taip žaidžiam tą tokį mandagumo žaidimą, kad laviruojam ant tos ribos, kaip ir šeimininkui negadinti nuotaikos, bet ir taip pat kaip sukurti efektingą šventę. Bet tai dar yra suprantama ir viskas proto ribose, tačiau yra ir tokių vietų, kur ateina šeimininkai, paduoda lapą, pasirašykit, dabar jūs atsakingi už garsą, čia yra garso matuoklis ir neviršiam tos ribos, jeigu atvažiuos policija, jūs mokatės baudą. Mes dirbti atvažiavom, kokią baudą mes turime mokėtis. Tai yra ir tokių vietų. Tada kitas dalykas, apie ką jūs greičiausiai nepagalvosit, kas yra labai svarbu, ir bent jau jeigu aš pats ieškočiau savo šventės vietos, pasiskambinčiau, paklausčiau, sakyčiau, ar galima pas jūs naudoti dūmus. Ir jeigu sakytų, kad negalima, ir tada aš dėja ieškočiausi kitos vietos, nes dūmai, įsivaizduokit, jeigu be dūmų šviesos šviečia ant paviršių, ant sienų, lubų, tai su dūmais jau apšvietimas tampa trimačiu ir tik prie dūmų tampa prasmingi lazeriai, tik tada jie gali atsiskleisti. Ir netgi apskritai, tarkim, šokiai po vidurnakčio, tai tie dūmai sukuria jaukumo, kiekvienai porai sukuria asmenišką erdvę. Ir tikrai yra buvę ne kartą, kai nerealus vakaras, visi smagiai šoka, linksminasi ir nėra prie ko prikibti, ir tada susižvalgom su didžėjum ir sakom, trūksta dūmų, ar ne? Nes jeigu, sakykim, kad su dūmais diskotekai galim duoti 10 balų, tai be dūmų aš duočiau kokius 8,5, maksimum 9, bet geriau tikrai nebūtų. Tai tikrai labai svarbus dalykas yra, apie ką dažniausiai negalvojama. Kitus draudimus turėtumėt išsiaiškinti, ar ten galima konfeti, kada galima fejerverkai, bet aišku, čia tokie daugiau smulkmenos įvairios yra. Tai va, ir ką jūs dar galėtumėt padaryti, rinkdamiesi savo šventės vietą, tai atvažiuoti penktadienį arba šeštadienį, žinoma, turbūt iš anksto susitarus, sakyčiau, nuo kokios 12 iki 3 valandos popiet. Tai yra tas laikas, kai jau greičiausiai bus paruošta visa erdvė savaitgalio šventei. Ir pamatysit, kaip viskas atrodo, padekoruota, daug labiau pajausit tą jausmą. Ir aš manau, kad kuo daugiau aplankysit švenčių vietų, kuo daugiau pabendrausit galbūt su buvusiais jaunaisiais, tuo geresnį ją išsirinksit, nes tai tikrai yra labai svarbus dalykas. Bet iš kitos pusės žiūrint, irgi pastebiu, kad kartais jaunieji galbūt jaudinasi, ar išsirinkom čia galbūt nepakankamai gražią vietą, nes kitur būna ten daug labiau fancy ir panašiai. Tai kiek iš savo patirties esu pastebėjęs, kad kartais pačiose pigiausiose vietose būna pačios smagiausios šventės, nes jeigu vieta yra kažkokia labai tais prabangi fancy, tai tuomet ten atvykę svečiai įsitraukia į tą žaidimą, jie irgi tampa tokiais prabangiais žmonėmis ir tada to atsipalaidavimo pritrūksta ir tas šventimas gaunasi toks labiau simbolinis, labiau parodomasis, negu kad tai būtų vietoje, kur erdvė yra neįpareigojanti ir kur jūs tiesiog galite atsipalaiduoti ir mėgautis su savo draugais. Tai žinoma, turit pagalvoti ir kokios bus nuotraukos toje vietoje, ar video medžiaga, jeigu turėsit, nes tai tikrai lemia. Bet vėlgi, jeigu kažką išsirinkot, jeigu jums tai patiko ir nesureikšminkit ir bet kokiu atveju šventė, aš tikiu, kad bus nuostabi, jeigu jau yra padaryti pasirinkimai, bet kol jų nėra, tai tiesiog įdėkit pastangų ir išsirinkit pačią geriausią vietą pagal savo galimybės ir pagal vietą, kurioje norit švęsti. Tai kol kas tiek. Ate.